Jeigu pradėjai asmeninį tobulėjimą, tikriausiai teko susidurti su tokiu dalyku, kad norint pakeisti senus įpročius, pradedi kažką tobulinti, gerinti ir paslysti. Grįžti prie to, ką esi daręs anksčiau ir užpuola tos chujovos mintys, kur blemba, tai taip nieks ir nepasikeis, ne? Praeitą dieną sulaužiau 2 ar 3 dienų stryką, kada sakiau, kad nebesinaudosiu YouTube'u ir faktas, kad vėl pradėjau naudotis YouTube'u. Vėl pradėjau scrollint kažkokius video ir užklupo tas jausmas lievas, kad blemba, tai ar aš kontroliuoju savo gyvenimą, ar aš nekontroliuoju savo gyvenimo. Ir įvairios kitokios mintys taip pat eina į galvą, bet vakar pažiūrėjau The War Room, karo kambarys kanalą, čia parodysiu vaizdo įrašą ir jisai kalbėjo apie tai, kad nereikia savęs teist per daug. Kada pradedi tvarkyti savo gyvenimą, išmetinėti nereikalingas šiukšles, blogus nuodėmingus įpročius, laiką švaistančius įpročius, tada susiduriam su tikrai sunkumais, su nepatogumais, nes viskas, ką darėm, mums teikė greitą malonumą, greitą pasitenkinimą, tai, nežinau, YouTube'as, socialinės medijos, pornografija, serialai, filmai, maistas, narkotikai, cigaretės, alkoholis, cukrus ir kiti dalykai. Ir kada tu juos bandai eliminuoti iš savo gyvenimo, blemba, tai yra sunku, nes mes jaučiamės nekomfortabiliai, atrodo, lyg kažko trūktų, kažkas negerai ir kada mes susidurėm su tais tikraisiais sunkumais, tikrų permainų sunkumais, iššūkių sunkumais, tada automatiškai vengdami tos nemalonios būsenos grįžtam atgal prie to, kas mums yra įprasta. Tai scrollinimas, YouTube'o žiūrėjimas, pornografija, nesveikas maistas, alkoholis, narkotikai ir visi kiti tie dalykai. Tačiau jeigu pasinersi į tas blogas emocijas, į tas blogas mintis, kad blemba, tai tikriausiai niekas ir nepasikeis, kiek atrodo viską darau, nieks nevyksta, nesitvarko mano gyvenimas, bet tai yra blogas požiūris. Šitoj vietoj man į galvą ateina Franko Tureko analogija su automobiliu ir priekiniu stiklu. Atrodo, važiuoji mašiną, žiūrai pro priekinį stiklą ir atrodo viskas tvarkoja, priekinis stiklas švarus ir tik pašviečia saulė ir plekai dėmės, ten vabalų kažkokios nuotraukos, suodžiai ir panašiai. Mūsų gyvenimas yra tarsi tas priekinis stiklas, kada tu supranti, kad tavo gyvenimas yra pilnas suodžių, šiukšlių, dulkių ir kitų dalykų, kurie kenkia tavo asmeniniam augimui, tavo aplamai gyvenimui. Tada tau reikia valyti tą priekinį stiklą, ar ne? Tu jį nuvalai ir važiuoji su automobiliu ir vėl jisai užsinešė. Ir vėl nuvarai ir vėl jisai užsinešė. Tai lygiai taip pat su tų blogų įpročių atsisakymu, su metimu, priklausomybių kažkokių, tas priekinis stiklas jis visada užsineša. Bet suprask tokį dalyką, kad tu visą, nežinau, savo gyvenimą ar nesvarbu kiek laiko, tu praktikavai įgūdį švaistyti savo laiką. Tu praktikavai įgūdį žiūrėti anime. Tu praktikavai įgūdį žiūrėti pornografiją. Tu praktikavai įgūdį valgyti nesveiką maistą. Tu praktikavai pasijutęs blogai, pasijutęs nuobodžiai, pabėgti į kitą realybę, ne? Pagalvok, kiek laiko tu praktikavai blogus įpročius. Ir nieks nesikeičia per naktį. Bet gera idėja yra ta, kad tu ir praktikuoji, tu tai praktikuoji gerus įpročius. Taip, tu grįžti vėl prie blogų, vėl nusivaliai langą ir vėl važiuoji toliau. O įsivaizduok, kai tu atrodo tas langas nešvarus, tu neplauni automobilio ir ateina naktis. Važiuoji naktį, lempos įjungtos, atrodo blemba, švarus stiklas, gražu, viskas švaru, viskas faina. Tai buvai tu ir tai yra tie žmonės, kurie net nesupranta, kad jie švaisto savo laiką, kad jie pasinėrė yra priklausomybės, kad jie žlugdo savo gyvenimą ir jie net to nesupranta. Tai tu pagalvok, ant kiek tu esi priekyje žingsnių, kad tu supranti, kad tu kenki savo gyvenimui, tu matai tas klaidas, kurias darai. Čia yra jau svarbus žingsnis, kad tu matai tas klaidas, kurias darai. Bet tie žmonės, kurie važiuoja į tamsą,
Jiem atrodo, kad jų stiklas švarus. Atrodo, viskas tvarkoja, viskas taip, kaip turi būti. Bet tu ir aš, mes žinom, kad tai yra melas. Teisingai, nes mes važiuojame į šviesą. Mes pastoviai tik pajuntam, ar ne, kad stiklas švadinas, mes vėl jį bandom plauti. Ir tai užtruks. Įsivaizduok kovotojas. Žmogus, kuris treniravosi 10 metų karate. Ar ne, jisai treniravosi spyrius, jisai treniravosi smūgius, jisai treniravosi tam tikrą stovėseną ir kitus dalykus. Tai yra įaugę jo kraujui, tai yra jo kaip ir instinktas. Ir staiga jisai sužino, kad jam teks kovoti prieš imtynininką. Nu ir ką, jisai ruošiasi tai kovai prieš imtynininką, ar ne, žemesnė stovėsena. Ir jisai 3 mėnesius treniruojasi kovai prieš tą imtynininką. Ir ateina ta kova. Ir jisai pajunta grėsmę, pajunta stresą, pajunta nemalonumą. Gauna ar ne smūgius į galvą, parmeta jį ant žemės ar ne, jisai bando išsilaisvinti ir panašiai. Ir natūralus jo atsakas į šitą stresą, į šitą pavojų, grėsmę, į šitą iššūkį, kuris yra prieš jį, yra grįžti prie senų įpročių. Ką jis ir vėl grįžta prie senų įpročių į savo seną stovėseną, kurioje jaučiasi patogiai, ar ne, smūgiuoja tais smūgiais, kuriuos smūgiavo 10 metų, spyrius, kuriuos treniravosi 10 metų. Mes grįžtam į tą patį seną, prie senųjų įpročių. Tai lygiai tas pats ir mes savo gyvenime, kada pajuntam tam tikrą stresą, nemalonumus, mes grįžtam prie tų senų įpročių. Ir tai yra procesas. Mums reikia keisti mąstymą ir mums reikia keisti senus įpročius naujais įpročiais. Nes tiesiog atsikratyti tu jų neatsikratysi. Jūs reikia pakeisti kitais. Nes taip, tu gali sakyti, viskas, nuo rytojaus nebežiūrau YouTube'o, nebežaidžiu su kompu, nevalgysiu nesveiko maisto, sportuosiu. Prieš tai tu to nedarai. Ir kitą dieną jau darysi. Galbūt motyvacija, užsidegimas, galbūt dieną, galbūt pusdienį, galbūt valandą, galbūt 2, galbūt 3. Iki kol nepajusi to nepatogumo jausmo, to jausmo, kad kažko trūksta. Ir ką padarysi, tu vėl grįši prie to, ką darei anksčiau. Suprask, kad tai yra procesas. Ir visa mūsų visuomenė, tu ir aš, mes turim kažkokį iškreiptą mąstymą, kad viskas turi būti čia ir dabar, viskas turi būti greita, viskas turi būti va taip va. Kodėl yra populiarūs video kaip 1 metų transformacija, kada kažkoks vaikinas dažniausiai, jaunas, niekada nesportavęs ar nelieknas labai ir staiga po metų, kai Heraklis atrodo. Čia yra bullshit, čia yra netikras įsivaizdavimas, netikras supratimas apie pasaulį, nes realiai tokių rezultatų per metus pasiekti praktiškai neįmanoma, nebent tu naudoji vitaminą S. Kodėl dabar tai populiaru yra kriptovaliutos? Nes žmonės mato greitą būdą praturtėti. Bet ten yra 99% skemų. Mūsų sistema, mūsų visuomenė išmokė mus gyventi greitai, čia ir dabar. Greiti malonumai, greitas atlygis, nesveikas maistas, greitas maistas, greitas malonumas. Man tik nuobodu, iš karto pasineriu į malonumų virtinės. Tau nieko daugiau nereikia, ne? Telefonas, viskas. Tu čia ir žaidi, ir bendrauji, žiūrai į merginas, kinus, nesvarbu. Čia paskęsti. Aš čia skęstu ir pastoviai bandau valyti tą savo priekinį stiklą. Mums reikia suprasti, kad greitų rezultatų nėra. Yra ilgas ir sunkus darbas. Ir nieks nepasikeis. Jeigu nori kažko vertingo, kažko naudingo, teks dirbti sunkiai. Ir teks dažniausiai dirbti ilgai. Greitų rezultatų praktiškai nebūna. Jeigu tu galvoji, kad tau greitai kažkas pavyks, ar ne, pradėjau, mesiu kažką. Nuo rytojus mesiu. Kiek kartų bandai mest kažką ir nepavyko? Ir tu dabar galvoji, kad kažką kitą imsiesi ir tau pavyks greitai? Neapgaudinėk savęs. Tai yra ilgas procesas. Bet tai reikia suprasti, kad per laiką tu darai kažką, suklumpi, krenti ant žemės. Ką tu darai? Atsistoji ir vėl eini ir vėl klumpi. Atsistoji, vėl eini ir vėl klumpi. Bet tu ir toliau stoji ir toliau eini.
Ir žiūri, kad kuo toliau eini, tuo žiūri, kad toliau nueini tą kelią iki didesnio klupimo. Su visom priklausomybėm yra tas pats. Su visais laiko švaistomais kažkokiais įpročiais yra lygiai tas pats. Nesustok valyti savo priekinio stiklo. Pastoviai. Apsinešė purvais, valai. Apsinešė purvais, valai. Aš žinau, kad bus sunku. Ir yra sunku. O kodėl turi būti lengva? Neturi būti lengva. Ir nebus lengva. Taigi nepasiduok. Valyk savo priekinį stiklą. Parkritai ant žemės. Atsiminiai, kad tu nori eiti, atsistoja, eini toliau. Suklupai, stoja, eini toliau. Niekam neįdomu. Tik tau pačiam. Atsistoji ir eini. Krenti, stoja, eini. Tikiuosi, supratai, ką norėjau tau perduoti. Baigta.